Dar vienas rytas. Nu, pusryčių jau nebevalgau, nes šokoladinio kremo nelabai, o šilto maisto nelabai yra. Bet viskas tvarkoj. Esu kiekvieną dieną raudonesnė. Pakeitėm draugus biškį, išdavėm jo. Mainus padarėm. Nu kaip Pauliau, nuotaikas. Važiuojam rodyt Pauliui, ko jis nematė vakar. Planas varyti Kapę Greko, po to gal įsikeiptus nuvarysim. Pažiūrėsim kaip laikas ir kažką užvalgysim ir pasibelsim atgal. O kelintą dieną šiandien skaičiuojat kas nors? Ne. 4, 5? Pirmadienis. Teisingai. Kiek gylio, tai dar daugiau negu čia. Dar čia gylio, tai afienai dar. Jo, normaliai. Bet matai, čia kai šokiai, tai... Žiūrėk gražus vanduo. Jo. Šoksim tai. Blet, kaip netoli atsispyrė. Gerai gyvens. Filmuoju. Nu ką, visi sveiki gyvę, ne? Vėl? Netikėta. Gerai. Ekipažas nušoko, vieni daugiau kartų, kiti mažiau, bet visi nušokom daugiau negu vieną kartą. Σύλλαβος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός. Όλοι στο τριφύλι, τι το λένε ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκέ, πρωταθλητής όλα τα σπορ πανότινε. Speaking trash and singing Panathinaikos anthem. Raudonas. Turim breiką. Varysim tinklinuką pažaisti pležiuką. Oras, kaip visą laiką, labai geras, tik vėjuota. Kiekvieną dieną labai vėjuota. Bet viskas normaliai. Gyvensim. Pauliaus ateities namas. Batutų parkas išsileidęs. Vos radom, kur atsigult. Liko 3 dienos iki skrydžio. Paulius dar gyvas. Smagu matyti tokį. Stiprų dabar, atrodo labai stiprus, kai dabar jau nebeatrodo labai stiprus. I hope all of you are connected to this magical thing that creatures made. And Ares, the god of war. Ares. Ūkininkas. Which goddess was born from... Haven't we talked about this again, Zeus? That's so wrong. It was like mosquito bite for him. Okay, music please. Karina, žinai, kame problema, kad ta bonka už tave didesnė. Pasiu šoną. O, taip, pagaliau. Tau taip juokinga, kaip jisai geria? Tiesiog žmogus vandenį geria. Kiek geriai, Aidai? Šiūkit kameras. Lendinam Nikosijoj, Lefkasijoj. Dalekai gražu, ne, Pauliau? Dalekai gražus miestas. Nieko čia gražaus nėra. Bet, liepia važiuot, tai nieko nepadarysi. O vis gražus plėmas. Apsivaflinau. Išėjom iš Future Gardens. Nebuvo labai blogai, 4 iš 10. Fainiausia dalis šito viso tai buvo, kai išėjom. Ne, kaip bandelės dalino dar. A jo, dar bandelės dalino. Very good. Thank you. Kokie bravarom į džimą? Nu blemba. Gal ir nieko tas džimas. Rokai, reikia kažką keisti.
kažką daryti. Šitas džimas geriau negu Virstutis. Žinai, kas čia yra? Ne, telefonas gal. Ne, stiklas. Čia aš Nikosijai, o čia yra Paryžius Nikosijai. Mes su Roku už 40 metų. Skanaus bus tuoj. Turėtų būti visai nieko, sakė, visai gera vieta. Tai labai tikiuosi, kad nenuvils. Nu, atvarėm, pietukų gavom. Nu, Hebra, kaip vertinat? Visi patenkinti, visi laimingi, pažiūrėkit šitą grožį. Bloga. Nu, jau nekalbant apie šitą grožį. Išėjom pasivaikščioti, Roką paliko vieną. Žmogus pinigų surinko, užsidirbo. Irgi nieko. Vidury miesto priėjom prie Turkijos pasienio, Kipro Turkijos pasienio. Labai keista vieta. Atrodo tiesiog pagrindinė gatvė, ne? Ir siena į kitą pusę vidury miesto. Sostinė, vienintelė Europos sostinė, kuri padalinta į dvi šalis. Į dvi dalis, ne į dvi šalis. Čia vis tiek Kipras, bet tiesiog Turkija valdo. Nelabai yra žmonių. Realiai tai visiškai nėra žmonių. Eini va savo, kaip savo gatvėm. Aišku, žiauriai karšta, bet normalu. Prie jūros būna 30 laipsnių ir vėjuota. O mieste, kadangi tarp pastatų viskas, tai gaunasi, kad labai temperatūra išauga. Ir dar čia vienas labai įdomus dalykas, kad patys kipriečiai sako, kad Nikosija yra konspiracijos teorija, kad valdžia specialiai nesako tikros temperatūros. Atėjom prie Secret Friends ir va tokį gavau. Ir... kaip visą laiką, su graikais geriausiai subondinam projekte. Maladės, čiuvakai. O čia tas tikas, tai iš vakar jau Cultural Evening, kai vaidino graikų dievus ir pinčino mane. Labas rytas, išbučiuotas. 5:20, čia biškai išpaišytas esu, bet nerodysiu, ką čia nupešė. Tai einam žiūrėti saulėtekio. Tai bus pirmas saulėtekis, kurį per visą projektą mačiau, dėl to, kad aš niekada anksti nesikeliu. Ir dabar tiesiog taip sukrito kortos, kad net nelabai miegoti jam. Niekada gyvenime nesu ėjęs grinai specialiai žiūrėti saulėtekio. Tai turėtų būti visai nice. I can see the pyramids of Giza. Oh my God! I prefer it to go down, not like up. Now, Yeah, want to make a call? yeah. Arrange it, please. You want some? Yeah, of course I would like to. Rumunijos komanda. Hello. Čia mažuliai mano. Tas tai visat pasiruošęs kažką pasakyti. Paskutinis vakaras. Labas rytas. Varysim dar jaučiu pašokinėti šiek tiek, bet iš esmės tai chill tokia diena bus pati paskutinė. Yes, we are living it. Wait for the camera, you'll be in the video. Hello. Hey. No, it's goodbye, not hi. Place our shots and photos. Hi. Išrinkit kameras. Einam, nušoksim dar kartelį. Visi laginam biškį. Padarysim POV, kaip atrodo šuolis iš 10 metrų. Ateini, pasižiūri taip, kad yra visiškai neaukštai. Susikaupi.
Vandinėlė. Pametė akvalangas, dabar nerė susirinkti. Tam just. Nu? Bomžynai. Atrodo išvarė. Kažkas. Paskutinis skrydis, šitas bus tiesioginis, jokių persėdimų. Visas raudonas, aišku, nudegęs, bet taip ir turi būti po atostogų. Pačios geriausios oro linijos pasaulyje. Kaip ir daliai, šių garų užmetą. Paskutiniai epizodai su šaltibarščių lėktuvu, su kuriuo grįžom 4 valandas nuostabaus miegučio. Kiek čia mokėti reikės, mes neišsimokėsim, seniukai. Žiauriai nice, insane, ne? 90. Tavo, mano. Ne. Sakyk, kada. Ate.